Dalinuosime 3 emocinės higienos pratimais, skirtais atpalaiduoti įtampoms diafragmoje. Taigi, pirmas pratimas. Svarbu gerai įsižeminti, prajausti pėdomis žemę, minkšti keliai, rankos sulenktos per alkūnes ir tarsi nori už nugaros kažką numušti su alkūne ir būtinai su garsu. Ha, 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 arba ne, 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 ne. Antras pratimas – malkų kapojimas, jūs jį visi gerai žinote, bet svarbu tam tikri niuansai. Vėlgi, įžemintos pėdos, minkšti keliai, suneriam rankas, labai gerai, vienas su kita stipriai. Ir čia svarbu pats užsimojimas, eina rankos už galvos ir priekinė paskutinė linija atsidaro, šonkauliai atsidaro. Ir su iškvėpimu ir garsu ha, ha, ha. Ir čia svarbu, kad garsas eitų tiesiai iš pilvo, jisai toks duslus, toks aktyvus ir nesuvaidintas. Ir trečias pratimas, pats linksmiausias. Dedam rankas ant šonkaulių ir jaučiam po apačią diafragmą ir jau pradedam judinti šonkaulius. Ir kas ateina? Juokas. Ir čia svarbu pilnai atverti burną, netgi, kad išeitų gerklos atidarytos, garsas eitų tiesiai į viršų. Ir prajausti, kad tas garsas eina natūraliai, ekspresyviai, emocionaliai, džiaugsmingai iš pat jūsų gelmių. Taigi, išbandykite ir pajauskite, kad diena prasidės kitokia, jei rytą pradėsite nuo šitų praktikų. Sėkmės!